Eugenija Martinez tapo liūdnai pagarsėjusi Ispanijoje nuo pat mažens dėl savo dydžio ir svorio. Jom pašiepdavo kaimynai, o šeima slėpdavo nuo kitų. Tačiau būdama vos 6 metų, ji prisijungė prie Ispanijos karaliaus Karolio II karališkojo dvaro. Būtent čia jai buvo suteiktas pravardė La Monstro arba Monstras ir deja, ji beveik visą savo gyvenimą turėjo patirti žiaurų elgesį. Eugenija Martinez Vallejo gimė 1674 metais atokiame Merinda de Montella kaimelyje, kuris yra šiaurės Ispanijoje. Jos tėvas buvo José Martínezas Vallejas, o motina Antonija de la Bodega. Tiksliosios tėvų profesijos nėra žinomos, tačiau pranešama, kad jie buvo kilę iš kuklios aplinkos. Yra žinoma, kad Eugenija turėjo brolių ir seserų, tačiau kiek tiksliai taip pat nėra aišku. Prieš Eugenijos gimimą buvo pranešta, kad jos motinai sekmadienio rytą bažnyčioje nubėgo vandenys. Dėl to jos motina Antonija nespėjo grįžti namo ir pagimdė bažnyčioje. Žinoma, tai nebuvo labai dažnas įvykis, todėl susirinkusieji manė, kad tokios gimimo aplinkybės yra geras ženklas mergaitės ateičiai. Ispanų rašytoja Marija Jesús Habato siūlo, kad tai galėjo būti jos vardo Eugenija priežastis. Šis vardas ispanų kalboje reiškia la bien nacida arba kilmingoji. Būdama kūdikis, Eugenija buvo apibūdinama kaip sveika, stipri ir turinti labai gerą apetitą. Visa tai rodė, kad ji užaugs sveika suaugusi, kas tuo metu ne visada buvo garantuota. Tuo tarpu 17 amžiuje, ypač kaimo vietovėse, dėl gydytojų stokos kūdikių mirtingumas buvo labai didelis. Pavyzdžiui, tuo metu Anglijoje 12% visų gimusių vaikų mirdavo pirmaisiais gyvenimo metais, o 36% vaikų mirdavo nesulaukę 6 metų. Eugenija buvo apibūdinama kaip putli kūdikystėje, tačiau jos tėvai iš pradžių per daug apie tai negalvojo. Tuo metu medicinos ir socialiniai standartai palankiai vertino mergaitės, kurios buvo šiek tiek tvirtesnės, nes tai buvo vaisingumo, o kai kuriais atvejais ir turto ženklas. Todėl jos tėvai tikriausiai manė, kad dėl to neverta nerimauti. Tačiau jai augant situacija darėsi vis labiau neraminanti. Mažoji Eugenija pradėjo augti daug greičiau nei kiti kūdikiai. Buvo sakoma, kad Eugenija atrodė kaip 12-metė, dar net nesulaukusi pirmojo gimtadienio. Nors tai greičiausiai buvo perdėta, vos sulaukusi 1 metų Eugenija jau svėrė apie 20 kg, o laikui bėgant ji toliau augo nerimą keliančiu greičiu. Tuo tarpu jos broliai ir seserys augo įprastai kaip ir dauguma kitų vaikų, todėl jos tėvai kreipėsi į gydytoją, kad padėtų jiems spręsti dukters svorio problemas. Dėl to Eugenija buvo paskirta griežta dieta. Tačiau net ir to nepakako situacijai ištaisyti. Bėgant laikui Eugenija vis didėjo ir dėl to kaimynai ją nuolat tyčiojosi. Dėl tokio elgesio jos tėvai bandė slėpti Eugeniją nuo vietinių gyventojų, laikydami ją namuose, kad ji neturėtų kentėti nuolatinio priekabiavimo, su kuriuo susidurdavo už namų ribų. Nepaisant to, gandai apie milžinišką mergaitę greitai pasklido po aplinkinius miestelius ir kaimus. Todėl nepažįstami žmonės dažnai prieidavo prie namo, bandydami ją pamatyti ir pasityčioti iš jos išvaizdos. Kai Eugenijai buvo 6, sakoma, kad jis svėrė apie 65 kg, o dėl nuolatinio patyčių ji didžiąją laiko dalį praleisdavo užsidariusi savo kambaryje, kur jos niekas negalėjo matyti. Tačiau tai greitai pasikeitė, nes netrukus ji buvo pakviesta prisijungti prie Karolio II karališkojo dvaro Madride. Vieną dieną, kai Eugenijai buvo vos 6, karališkosios šeimos pasiuntinys pasibeldė į duris ir paklausė, ar Eugeniją galima nuvesti pas Ispanijos karalių Karolį II, dar žinoma kaip užkerėtasis. Jos istorija taip plačiai pasklido po Ispanijos kaimus, kad net pasiekė Karolio II ausis, kuris buvo labai suintriguotas šios paslaptingai didelės mergaitės. Žinoma, jos tėvai iš pradžių dėl to jautėsi nejaukiai, tačiau jie neturėjo galimybės atsisakyti. Nėra aišku, ar jie žinojo tikslės savo kelionės į sostinę priežastis. Galbūt jie tikėjosi rasti vaistą savo dukrai, tačiau deja taip nebuvo. 1680 metais, būdama vos 6 metų, Eugenija buvo nuvežta į karališkąjį dvarą kartu su savo tėvais.
Atvykus čia, karališkasis siuvėjas greitai pasiuvo Eugenijai suknelę, kai buvo privaloma pasirodant prieš karalių. Sakoma, kad Karolis II buvo sužavėtas jos išvaizda ir greitai pasiūlė jos tėvams, kad Eugenija būtų globojama ir taptų karališkojo dvaro dalimi, su kuo jie nedelsdami sutiko. To meto kronikininkas Juanas Cabezasas išleido brošiūrą apie jos atvykimą į dvarą, kurioje rašė: Los provincios de la naturaleza galagado esta corte en una gigante llamada Eugenia Martínez. Tai reiškia, kad gamtos stebuklai atvyko į šį dvarą milžiniškos mergaitės, vardu Eugenija Martínez pavidalu. Tada jis pridūrė, kad jo didenybė Karolis II, supratęs, kad tai buvo gamtos stebuklas, nusprendė ją pamatyti ir paprašė, kad ji būtų atvesta į jo karališkuosius rūmus Madride, kur šiandien ją žavisi karališkasis dvaras ir visa šių karalysčių diduomenė. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad karalius iš geros valios ir dosnumo kvietė Eugeniją į rūmus. Buvo ir kita priežastis. Nuo viduramžių Europos dvaruose buvo populiari tradicija laikyti įvairiausių linksmų personažų. Ispanija nebuvo išimtis, o čia jie buvo vadinami gente de placel, ką galima išversti į lietuvių kalbą kaip malonumo žmonės. Sakoma, kad Karolis II buvo labai dosnus Eugenijai ir ji greitai buvo įtraukta į šią grupę. Šie savotiški pramogautojai sudarė įvairių personažų grupę. Tarp jų buvo juokdariai, žemaūgiai, žmonės su deformacijomis ir netgi bepročiai. Karaliui ir kitiems rūmų nariams patiko laikyti šios žmonės šalia, kad galėtų linksmintis. Karaliui ypač patiko jų draugija, nors ir tam, kad juos pašieptų. Karolis II nedelsdamas pristatydavo Eugeniją vakarėliuose, kurie vykdavo rūmuose. Čia ją dažnai ieškodavo daugelis damų, norinčių būti nupieštos ar nutapytos šalia jos, kad pabrėžtų savo lieknų figūrų grožį. Deže Eugenija ir kitos panašios moterys rūmuose už savo paslaugas negaudavo jokio atlygio, nors dirbdavo ilgomis valandomis. Be to, jos iš esmės gyveno savo ponų valioje, kurie galėjo bet kada jas išmesti be pinigų, kai tik panorėdavo. Žinoma, kai kurios tai laikė didžiulę nelaimę, nes jos gyveno tik tam, kad būtų išjuokiamos kaip gyvi eksponatai didikų akyse. Tačiau kai kurioms tai galėjo būti tikra sėkmė. Na, diduomenė išleisdavo daug pinigų la gente de placel. Jie pasirūpindavo, kad jie būtų gerai maitinami, šiltai laikomi šaltomis žiemos naktimis ir neturėtų įvairią bei įdomią aprangą, kas daug daugiau nei galima pasakyti apie daugumą to meto valstiečių. Nors jais buvo pasirūpinta, diduomenė juos laikė daiktais ir darė su jais ką tik norėjo, savo pramogai. Iš tiesų, Karolio tėvas Ispanijos Pilypas IV, kaip užfiksuota, turėjo apie 110 rūmų nykštukų. Tačiau tai nebuvo vien tik jo pramogai, nes daugelis didikų taip pat laikė nykštukus tam, kad sustiprintų tobulumo ir valdančiosios dinastijos pranašumo idėją. Tai, kas išskiria Eugeniją iš kitų rūmuose, yra tai, kad karalius užsakė 2 garsius jos portretus. Šios portretus nutapė dailininkas Juanas Carenis de Miranda, kuris 1671 metais buvo paskirtas karalienės rūmų dailininku. Šiandien abu portretai eksponuojami vienas šalia kito Madrido Prado muziejuje. Portretuose Eugenija atrodo ne tik liūdna ir nejaukiai jaučiasi, bet tikėtina ji jautė nemažai skausmo, nes jos svorio problemos apsunkino galimybę ilgai pozuoti. Rūmuose ji buvo demonstruojama kaip keistenybė ar išsigimėlė dėl savo dydžio. Ir šie paveikslai yra to liudijimas, nes jie pavadinti La Monstra Avestida ir La Monstra Desnuda. Tai reiškia apsirengusi pabaisa ir nuoga pabaisa. Žinoma, rūmuose jie buvo gana žiaurūs dėl jos išvaizdos. Ir tai matyti iš to, kaip Juanas Cabezas ją apibūdina. Jis teigia, kad Eugenija buvo išblyškusi ir nebuvo labai nemaloni pažiūrėti, nors jos veidas buvo pernelyg didelis. Galva, veidas ir kaklas. Ir kitos jos savybės yra 2 vyrų galvų dydžio. Jos pilvas toks didelis kaip storiausios nėščios moters, kuri tuoj pagimdys. Jos šlaunys tokios storos ir pilnos mėsos, kad žmogus sutrinka ir nustemba dėl jos nepatrauklios išvaizdos.
Jos kojos tik šiek tiek mažesnės nei vyro ir pilnos riebalų kloščių. Jos pėdos proporcingos jos kūnui, jos panašios į vyro pėdas. Tačiau jis sunkiai juda dėl pernelyg didelio savo kūno dydžio. Žinoma, tuo metu niekas nežinojo, kas kamuoja jaunąją Eugeniją, tačiau šiandien spėjama, kad ji greičiausiai sirgo genetiniu sutrikimu, vadinamu Praderio Vilios sindromu. Tai sukelia tam tikrų genų 15 chromosomoje funkcijos praradimas. Vaikai sergantys šiuo sindromu nuolat jaučia alkį, o tai gali lemti nutukimą ir antro tipo diabetą. Dažnai paveikti asmenys turi siaurą kaktą, mažas rankas ir pėdas, žemą ūgį, šviesią odą ir plaukus, o dauguma jų negali turėti vaikų. Daugelis šių simptomų labai panašus į to meto Eugenijos aprašymus. Nors vis dar negalime būti 100% tikri, tad tai buvo jos išvaizdos priežastis. Tragiška, bet Eugenija dažnai buvo pašiepiama vaikščiodama po rūmus, nes greitai pavargdavo ir sunkiai suspėdavo su kitais. Taip pat manoma, kad ji turėjo hormoninių problemų ir net vėlesnėme amžiuje buvo nevaisinga, niekada neturėjo mėnesinių. Nepaisant prastos sveikatos ir patirtų pašaipų, manoma, kad apskritai ji mėgavosi gyvenimu rūmuose. Eugenija buvo maloni mergina ir iš tikrųjų tapo gana populiari rūmuose, ją net vertino karališkoji šeima. Net įžengusi į paauglystę ir suaugusiojo amžių, Eugenija, kaip sakoma, išliko mėgstama. Eugenija Martínez Vallejo mirė 1699 metais, būdama 24 metų amžiaus. Ji visą savo gyvenimą praleido rūmuose po to, kai buvo priimta ten būdama 6. Jos palaikų vieta ir tiksli mirties priežastis nėra žinomos, nors tikėtina, kad tai buvo susijęs su liga, kurią jis sirgo. Praėjus 100 metų, 1997 metais, Ispanijos Avileso miestas užsakė Eugenijos Martínez statulą, norėdamas pagerbti jos portreto dailininką Carreño de Miranda. Statula vaizduoja jo garsiausią paveikslą La Monstra Bastida, kurį iš bronzos sukūrė ispanų skulptorius Amadas Gonzalesas Evija. Statula stovi gatvėje, kuri pavadinta jo vardu – Marinero de Sabulo rajone. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Eugeniją Martínez. Tikiuosi, kad jums patiko. Parašykite komentaruose, ar jūsų manimų buvo geras sprendimas jai persikelti į Ispanijos dvarą, ar visgi būtų buvę geriau likti namuose su šeima. Jei turite kokių nors pasiūlymų, būtinai parašykite man elektroniniu paštu, arba galite juos atsiųsti į mano Instagram paskyrą, kurią rasite aprašyme žemiau. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti, taip pat įjunkite pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus, vos tik jie bus įkelti. Na tai tiek iš manęs, tad pasimatysime kitame pamirštų gyvenimų epizode. Ačiū.